Čia Vilniuje vis išgirsdavau apie ypatingus namus, kuriuose, kaip buvo sakoma, gyveno viena išmintingiausių Lietuvos moterų. Labas, labai džiaugiuosi, kad atėjot. Čia lankydavosi žmonės iš viso pasaulio. Gal atvažiuot, palaukit vieną minutėlę, aš tik atsakysiu. Sandra, brangioji, aš dabar kalbu kitu telefonu. Klausau? Alio? It was absolutely unimaginable. Out of my peaceful childhood, this belief in enlightenment, in goodness, in humanity. And suddenly I see terrible, violent, absolutely rational hatred. My mother was arrested. She never came back. Last time I saw my mother, she kissed me and gave me 3 commandments. The dearest to me, I should never take revenge. Bet kas būtų, jeigu aš pradėčiau visus nekęsti, tada aš užsikrėsčiau šitų fanatikų gyvenimo suvokimu. And then the new occupation by the Soviets, and you feel this brutal power which is violating you. Antra mamytė, kurią aš labai myliu ir kur man padėjo išgyventi. Jie visus suiminėjo. Ir ją suėmė. Irena Vesaite dedicated her outstanding intellectual abilities to the country that had sent out the murderers to kill her and all her people. I somehow remember more good things than bad things. This is in my nature probably, or it helps to survive. Арво, что вы думаете, что будет теперь? Потоп будет. Потоп будет. Да?